Iš kur atsiranda tokių žmonių, kurie pradeda aiškinti, kad jo sulaikė Kaune tą įtariamąjį dviejų moterų žudiką, bet vat ne taip jį sulaikė ir apskritai tai yra vigilante justice ir kitaip yra visai negerai ir taip negalima sulaikinėti. Ir taip neturėtų būti, ir be reikalo įmušė. Ir apskritai čia nėra kuo džiaugtis. Aišku, jeigu norit mano nuomonės, o jūs norit mano nuomonės, nes kitaip jūs nesiklausytumėt šito video. Aišku, be jokios abejonės, tai nėra idealu. Mes visi norėtumėm gyventi ne tik idealiam pasauliui, kur žudikas nežudytų moterų, bet mes norėtumėm gyventi idealiam pasauliui, kur sulaikytų policija jį humaniškai, palydėtų iki automobilio, paskui mandagiai išlaipintų nuolaidoj, kreiptųsi į jį jūs, nesukeltų jam jokio fizinio skausmo, nepažemintų įtariamojo žmogiškojo orumo, todėl kad įtariamasis yra nekaltas, kol jo kaltė neįrodyta teisme ir taip toliau ir panašiai. Ir viskas šitas yra labai suprantama ir labai aišku. Ir mes visi su šituo sutinkam. Tik tai gyvenimas yra netoks, kaip jisai yra teoriniuose išsidėliojimuose ir ne visos situacijos yra idealios, visos situacijos yra tokios, kur viskas atsitinka lygiai taip, kaip turėtų būti, pagal tokius nekategorinius imperatyvus, kur mes žinom visi, kaip yra teisingai ir kaip yra geriau ir kaip reikia, kad būtų šiaip gyventi. Mes visi šitą žinom. Kai mes kalbam apie tuos žmones, kurie dabar užsiima tuo, kad reiškia nepasitenkinimus arba tokiu didaktiniu pamokomų tonu aiškina, kad čia džiaugtis nėra kuo ir kad čia apskritai, kad kažkoks tai policijos feilas, kai grinai loginė prasme, tai čia nėra joks policijos feilas, čia tiesiog buvo taip, kad surasti žmogų nemažam mieste reikia labai daug žmogiškų pajėgų, kad apžiūrėti galima būtų patalpas, kad galima būtų būti visur, kad žmonės ieškantis galėtų būti. Ir dėl to taip ir įvyko. Dėl to jisai dabar šiuo metu yra areštinėje, o ne kur nors, kur dabar jisai ten dorotųsi su dar trečia auka, jeigu ką. Kodėl tie žmonės pradeda taip aiškinti? Aš turiu menį kažkokį akademinį elitą, žmonės, kurie žiūri į šituos dalykus iš teorinių pozicijų. Todėl, kad tai yra tie žmonės, kurie praleidžia daug laiko akademinėme kontekste, tokiose vietose, kur yra ne tik skaitomos knygos, bet kalbama apie idealius teorinius variantus, jie susikuria galvoje pasaulio modelį, kaip turėtų gyventi pasaulis. Kaip turėtų gyventi pasaulis, pavyzdžiui, be vergovės. Ne tik vergovės dabar, kas, taip savaime suprantama, toksai teisingas lūkestis. Bet kaip turėtų gyventi pasaulis be vergovės, kad jos dar ir nebūtų buvę niekada praeityje. Prasme, kad ta vergovė, kuri egzistavo visose visuomenėse prieš 100 metų,
kad jos nebūtų buvę. Kad mes negalim praeities atsukti, bet užtat mes galim dabar kombinuoti kažkaip tai ateitį ir dabartį, kad jinai paneigtų tą buvusią praeitį. Mes suprantam, kad tai, ką aš dabar pasakiau, kad čia neracionalu, kad kaip mes besielgtume dabar, tai tos praeities nepaimsi ir neištrinsi ir nieko su ją nepadarysi tokio, kad ta praeitis pasikeistų. Bet tie žmonės, kurie dabar ten spekuliuoja apie tai, ar buvo gražus ir ar buvo ragintinas tas sulaikymas žudiko, įtariamo nusikaltėlio, atsiprašau, jisai dar yra tik tai įtariamasis, kad tas sulaikymas jisai būtų koks geresnis ir taip toliau. Kodėl jie taip šneka? Todėl, kad kai realybė ir konkreti realybė ir kai, sakykime taip, visuomenės saugumo ir visuomenės intereso primatas konkrečiai apčiuopiamai paima viršų prieš teorinius išvedžiojimus, prieš tą konstruktą, kuris gyvena, bet gyvena tik tai jų galvose, tai jie pasijunta labai nejaukiai, todėl kad jie su tuo teoriniu pasauliu jau yra susitapatinę. Jie tą teorinį pasaulį įsivaizduoja. Jų tas teorinis pasaulis jau yra nebe teorija, o jis yra realybė. Kaip kažkada tai šnekėjo ir Beresnevičius, ir daugelis kitų filosofų ir religijų tyrėjų. Mitas yra realybė tam žmogui, kuris mitu neabejoja ir juo tiki. Mitas yra jam tikras gyvenimas, jis tikresnio gyvenimo už tą mitą neturi. Ir štai dabar žiūrėkit, atsiranda tiem žmonėm, kurie kalba, kaip taip neturėjo būti, kad čia maždaug toksai minios teisingumas, netgi vadina tai linčo teismu, nors tai netgi techniškai nėra joks linčo teismas, todėl kad tai nebuvo rough handling ir apspardymo prieš atiduodant policijai. To nusikaltėlio negalima vadinti teismu ir įvykdytų minios nuosprendžių, todėl kad tai nebuvo nuosprendis, tai buvo tiesiog rough handling sulaikant. Techniškai mes galim tai pavadinti, tai kas vadinama angliškai citizen's arrest, yra tokia teisinė kategorija, tai yra tas piliečio įvykdomas sulaikymas, kuris esant reikalui, esant prioritetui būtent saugumo ir visuomeninio poreikio, jisai yra pripažįstamas ir teisinės sistemos, jisai yra pripažįstamas kaip būtinas elementas. Ir kadangi tai įvykdo ne policijos pareigūnai, ne tie, kurie turi institucinę valdžią ir institucinę galią ir prievartos priemonės, ten ginklus ar antrankius ar kitus dalykus, tai ta kartelė, kas yra leidžiama ir toleruojama žmonėms, tai būtent miniai, kuri sulaiko įtariamąjį nusikaltėlį, vėlgi esant dideliam poreikiui ir beveik universaliai suvokiamam poreikiui. Man atrodo, gal net galima pasakyti, kad universaliai suvokiamam poreikiui, nes netgi, sakykime, tie jau labiausiai woke teoretikai nesakytų, kad jo nereikėjo sulaikinėti, kad reikėjo, kad jisai blaškytųsi, kiek jisai nori ir blaškosi, ir darytų, ką jisai tik tai užsimano ir ką jisai suplanavęs daryti, kol jo nesulaikys policijos pareigūnai. Man atrodo, niekas tokio dalyko nesako ir niekas tokio varianto iš tikrųjų nesvarsto.
Man atrodo, tai mums yra saugu spėti, kad būtent taip ir yra. Tai va, kartelė yra kitoje vietoje tokiem žmonėm, kurie būtent vykdo tokį mūsų aptariamą sulaikymą. Viskas čia yra iš tikrųjų žymiai paprasčiau ir žymiai lengviau, ir taip visuomenė pasiruošusi toleruoti tokius protrukius net ir su smurto požymiais. Nu taip, čia yra smurtas, aišku, kai įtariamai ten apspardė ir davė jam į galvą. Arba ten jį numušė automobiliu, kas iš tikrųjų buvo labai toksai, na, galima sakyti, vienas iš saugesnių būdų veikimo. Todėl, kad iš tikrųjų mes norėtume, kad visuomenė, kai jinai padeda policijai, kad jinai pati savęs nestatytų į pavojaus situaciją ir pati savo nesukeltų papildomų dar daugiau problemų. Nes jeigu mes ten gaudom kažkokį tai įtariamai nusikaltėlį, mes nenorim, kad procese gaudimo būtų dar papildomų aukų nuo paties gaudimo proceso. Tai čia yra ir toks dalykas. Bet tiesiog dar kartą pasakysiu, kad tie žmonės, kurie dabar čia burčina ir visaip bičina, kad ojojo, čia nereikėjo taip, reikėjo kitaip ir taip toliau, tai, mes taip pasakykim draugiškai, kad tie visi žmonės gali eiti bibiop su savo išvedžiojimais. Lygiai taip pat kaip, žinot, bet kurį kažkokį tai darbą ar veiksmą darant, atsiranda visą laiką didelė krūva patarėjų, kurie aiškina, kad ne taip reikėjo daryti. Tai čia iš serijos, aš tai kitaip būčiau nacionalinę rinktinę treniravęs, tie žmonės būtų kitaip ir per Euroviziją dainavę, tie žmonės būtų kitaip statė filmus arba spektaklius ir taip toliau ir panašiai. Čia, kai kažkada tai karo pradžioj 22 metais organizavau labdarą, ten šuniukams į Ukrainą maisto, reiškia, ir ten surinkom kelias fūras, tai irgi buvo išlindo iš visų pakampių. Ten visokios kikimoros ir vurdalakai, kurie pradėjo aiškinti, kad čia ne taip reikia labdarą rinkti. Nu tai jūs galite įsivaizduoti, ką aš mintyse ir ne tik mintyse, kur link aš nukreipiau tos žmonės. Tai aš manau, kad tokia sveikiausia visuomenės reakcija būtų išklausyti tų, kas dabar burčina, kaip čia negerai ir kaip teisingumas ir visuomenės saugumas turi būti užtikrintas kitais būdais, tuos žmonės mandagiai pasiųsti bibiop ir toliau gyventi gyvenimą. Ar juos reikia ignoruoti? Ne, jų nereikia ignoruoti, todėl kad ypatingai jeigu jūs turit kažkokią tai poziciją reikia ir sakyti. Aš žinau, kad toksai attitudas nepadaro manęs populiariausiu žmogum per giminių balius. Ir aš žinau, kad jeigu teta klausia, kodėl tu, Andriukai, nieko nevalgai, ar tau neskanu, pasakai, ne, teta, neskanu, tikrai man neskanu. Arba jeigu ten kokia pasyviai agresyvi tetutė pradeda, oi, tai tu, nuobodu tau, Andriukai, ne, jo, nuobodu, teta Liuda, nuobodu man yra, jo, tikrai, taip, va, čia ir yra. Taip ir pasakai, kad tau nuobodu ir daugiau bent jau teta neklausinėja. Tai žmonės tie, kaip jau sakiau, tas akademinis elitas, kuris čia burčina, bičina ir ieško tamsių pusių, šitoj jau ir taip tragiško istorijoje dar papildomų tamsių pusių jie nori surasti. Tai juos reikia, kaip jau sakiau, pasiųsti ir tada bent jau jie žinos mūsų poziciją, nes kitokiu atveju, jeigu visi tylės,
tai visi ir manys, kad čia viskas su tuo yra labai gerai ir kad visi yra taip ir viskuo laimingi ir viskuo patenkinti. Tai va, vienu žodžiu, istorija yra tokia. Ačiū Jums labai, ačiū, kad klausėtės, ačiū, kad remiate, ačiū, kad žiūrite laidas Patreon'e ir iki kitų kartų.